Gintai, nežinau, ar apie tai galim kalbėti, ar nuo to galim pradėti pokalbį, bet grįžot iš miesto ir kalbėjot apie sveikatą. Ar maestro geroj formoj? Viskas gerai su sveikata, čia eilinis patikrinimas, tyrimai, visada pasitikrinam sveikatą ir viskas, su sveikata viskas gerai. Ar teisingai suprantu, kad prieš sezono pradžią, kaip techninė apžiūra būna automobiliam, tai jūs kaip atlikėjas muzikantas prieš sezono pradžią irgi pasitikrinat sveikatėlę? Čia labai teisingai sakot, prieš sezono pradžią visada kažkaip tai, nebejaunas žmogus esu, tai sveikata reikia pasirūpinti čia. Čia jau toks dalykas. Bet parako, kaip sakyt, dar yra, viskas tvarkoja. Gintai, pradėkim nuo tų vyrukų ir norėčiau pradėti kalbą nuo Punios kapelos. Kiek jau nebėra tų vyrukų, kurie buvo pirmose gretose ir dėl sveikatos ar kitų bėdų jie pasitraukia arba toliau ten jau kur aukščiau, arba tiesiog jau nemuzikuoja, pagerbiant juos, ar galėtumėt suvardinti? Jo, tai yra žmonės, kurie muzikavo pas mus, kaip bebūtų gaila, bet jau mes jų nebeturime. Tai smuikininkai mūsų Jonas Juozapavičius, Vytautas Kaknevičius, Vitunskas Aleksas ir Algis Tamošiūnas. Tai 4 žmonės, kurie muzikavo pačioje pradžioje, kai susikūrė mūsų kolektyvas, mūsų kūnelė, tai jie buvo, jie muzikavo, bet yra gyvenimas toks gyvenimas ir šiai dienai mes jų nebeturime. O kaip susikūrėt? Kaip susikūrė jūsų kapela? Kas pradėjo? Kas tas Zavadyla? Kapela susikūrė, žinokit, aš atėjau į Punę, tai buvo 87 metai, 1987 metai. Stop, atėjau, išverskit. Atėjau. Gavau paskyrimą, čia. Tai atėjau. Kas jūs paskyrė? Atėjau gyventi į Alytaus rajoną. Šiaip iš Prienų rajono mes su šeima atsikėlėm į Alytaus rajoną. Kai baigėt mokslus, taip? Gavot paskyrimą ar kažkaip kitaip? Ne, truputėlį biški kitaip yra su šitais reikalais. Mano mokslai yra nebaigti. Žinokit, aš pasimokiau porą kursų muzikos mokykloje Panevėžio Jono Švedo ir pradėjau dirbti. Tam tikrų šeimininių aplinkybių susiklosčius, pradėjau dirbti Prienų rajone, tai Balbierišky, jau jeigu nuo tai kalbėti. Balbieriškio vidurinėje mokykloje ir Šilavoto kultūros namuose. Po to mes ateinam į Alytaus rajoną. Alytaus rajone paskiria 2 vietas. Kaip paskiria? Pasiūlo. Pasiūlo Makniūnus ir Punę. Nuvažiuojam į Makniūnus. Pagrybaujat? Su žmona pagrybaujam ir atvažiuojam į Punę ir čia pasiliekam Punioje. Ir žinokit, tada ir pradedu kažkokią tai veiklą. Muzikuojantis kažkiek tai žmogus ir pradėjau ieškoti, kas čia muzikuoja. Jau mes žinojom, kolūkio pirmininkas sako, čia yra tokie kapeliukai, jie groja pas mus kolūkiai, čia visokios šventėse, pabandykit su jais. Ir mes pradėjom nuo jų, kuriuos vardinu, kurių žmonių jau nebėra. Tai jie buvo ir pirminiai tokie žmonės, su kuriais pradėjau muzikuoti. O po to truputėlį keitėsi mūsų muzikantai ir atėjo ir Juozapavičiai broliai ir toliau. Gal prisimenat pirmą koncertą? Čia geras toks klausimas. Pirmas koncertas susikūrus mūsų kapelai. Tai čia gal tiesiog buvo, mes turėjom, gal kolūkio pirmininkas toks aktyvus buvo, tai Jonas Kizelis, amžinatelis žmogų jau. Tai gal buvo koks tai ataskaitinis susirinkimas, kai būdavo kolūkio laikai. Tada mes čia pasirepetavę ir gal pirmas koncertas ir buvo pasirodymas kolūkiečiams, tas susirinkimas ataskaitinis ir tada įvyko tas koncertas mūsų. Tai turbūt pirmasis buvo. Didžiausias, kurį gal prisimenat,
jau kai ant didesnės scenos teko lipti, o gal ir jau su tiesioginiam transliacijom, televizijom, nes teko jūs matyti, per Duokim garo ne kartą. Jo, gal didžiausias mūsų toks pasivažinėjimas ir nuvažiavimas ir koncertavimas, tai be abejo, kaip galima ir pasigirti, ta televizija mums davė daug, bet turbūt Kėdainių arena, tai irgi galima pasakyti, kad gal ne visi kolektyvai gali patekti į areną. Nu ir pas Jonį ant Rubežiaus kapelos suvažiavimas, ten Trijonis organizuoja ir ten vyksta tokie labai grandiozinis renginys visada. Tai gal tokie patys didžiausi tokie pasirodymai mūsų, o čia paskui aplinkui visur važiuojam. Nepaminėjot vieno renginio tokio, nežinau kodėl. Šviežios duonelės šventės. O, šviežios. Ar ten teko jums groti, kiek suprantu? Na, Turėjot? Pasigrojom mes ir šitoje šventėje. Tai kiek ten tūkstančių žmonių pas jūs būna šitoj kuklioje šventėje, jeigu apie ją net neįvardijot, kad joje Punelė turėjo garbės sugroti? Jo, žmonių tikrai užauginom, kaip sakyti, mes tą šventę pradėjom tikrai nuo nelabai daug, o dabar mes išėję į erdves, Piliakalnio erdves ir 4-5 tūkstančius mes surinkam kaip šitai šventiai ir Punioje. Tai aš manau, kad čia yra geras rezultatas ir ta šventė, aš manau, kad yra tokia kaip ir tradicinė patapusi ta šventė. O skaičių, sako, turbūt atsakingai, teko matyti rajono tarybos posėdį, sako, tai kaip jūs nustatot, kad ten 80 kiek tūkstančių apsilanko rajono renginiuose? Tai vienas tarybos narys sako, nu tai pagal mobiliakągi galima, pagal stoteles, bet aš galvoju, kad tą sistemą naudoja daugiau tarnybos. O jūsgi turite ekologinį bilietą ir man atrodo, pagal tai jūs galite paprasčiausiai suskaičiuoti pagal juostelės šakneles, ar ką ten jūs dalinate, ar ne? Labai teisingai pastebėta, mūsų tas ekologinis vadinamas bilietas ir pasako tą žiūrovų skaičių, bet tai yra netikslus, nes yra praėjimų kitų ir vieni žmonės, čia jokios prievartos nėra, vieni eina pro ten, kiti eina pro ten ir visai nesvarbu, migruoja jie įvairiai ir mes kiekvieno ten, kad kažkoks tai eitume paskui, bėgiotume ir būtinai jau tą ekologinį mokestį nusipirkti, tai to nėra. Tai skaičius yra, kaip sakyti, nelabai toks ir tikslus jau, bet palei tiek mes turim tikrai. O kur nuo upės lengviausia zuikių praeiti į jūsų šventę? Nuo mūsų pavėsinės, aš galiu tiesiai pasakyti. Tai čia vipinis įėjimas. Čia atvažiuoja mūsų artistai visi, jau jiegi kaip tradicija nori privažiuoti prie scenos. Tai čia. Nuo mūsų pavėsinės, galiu tiesiai šviesiai pasakyti, nenorite ekologinio mokesčio, mokėti nuo pavėsinės. Būkit žvaigždė, eikit kaip atlikėjai. Kas labiausiai pritraukia žmonės? Gerai, Punelė, savi, jūsų kolegos kapelos, bet kalbant apie Lietuvos žvaigždės, eina metai, keičiasi laikas, o vis tik pataikot. Ištraukėt atlikėjų, kur ir su kišene suderinama, ir nereikia miesto merui dėl selo ir taip toliau. Kažkaip vis pataikot ir žmonėm įdomu ir ta šventė dar ta plutelė neprisvyla, nors ne pirmo kepimo. Čia yra sunkus toks reikalas pataikyti į tą žiūrovų skonį, kad jiems patiktų ir panašiai. Tai gal pradžia tai būtų pirmiausia, kad mes ir tas tradicijas oninių prisiminam pačioje pradžioje to šventės. Ir duonos tas kelias būna. Tai gal patraukia ir tai, kad ten ir būna ir rugių kūlimas, ir duonelės kepimas. Taip. O po to be abejo atlikėjai. Gal ne visais metais mes pataikom į atlikėjus tuos, kurie, taip kaip sakyti, užvežtų tą liaudį ir panašiai, bet stengiamės tai daryti. Daug kas pas mus čia apsilankė iš tų atlikėjų, tiesiog dabar nebežinom, ką čia jau kviesti, pradėjom kartotis jau. Norisi
man asmeniškai norisi daugiau, kad būtų grupės, gyvos grupės. Bet skonį turite, aš atsimenu, prieš keletą metų ieškojot kažko iš toliau, tai tarptų kandidatų, kur jūs rinkotės, tai šiemet Eurovizijoje merginų folk roko grupė Tautų Meitas. Su kuo labiausiai pataikėt ir čia suplūdo iš visų galų žmonių? Na, turbūt nepaslaptis, su kuo mes labiausiai pataikėm, tai žemaitukai galima vardinti, Radžis, Šiškauskas, Rondo, Vairas, va šitos grupės jos yra išlaikytos, įsilaikę, o čia įvairaus amžiaus susirinka į šventę ir jaunimo, ir seniorų, ir panašiai, ir kažkaip tai dabar mes paskutiniu metu pastebim, kad ir tie atlikėjai, kurie ne jaunimo atlikėjai, bet jiems patinka jaunimui ir šitie va jau truputėlį vyresnės kartos atlikėjai šitie. Tai. Kaip su tokiais kaip žemaitukais kalbasi po to, kai jau surengė koncertą Žalgirio arenoje? Po Žalgirio arenos mes su jais dar nekalbėjom, nežinau kaip tai buvo. Bet aš manau, jie tikrai labai paprasti žmonės ir galima su jais tartis, bet metai iš metų kainos auga kiekvieno atlikėjo. Tai nežinau, kaip čia. O kaip algos kultūrininko? Metai iš metų irgi, kaip suprantu? Normaliai, viskas gerai, apie algą gal nežinau. Gerai arba nieko. Gerai arba nieko, jo, viskas gerai. Tada klausimas šiek tiek irgi apie pinigėlius. Ar galėtumėt šitą šventę išlaikyti vien tik tai iš ekologinio to tvarkos mokesčio ir savivaldybės simbolinės paramos, be vietinės bendruomenės dalyvavimo ir finansinės ir visos kitos paramos, kalbant apie Duonelės šventę Oninės punioje? Tikrai ne. Tai yra, biudžetas tikrai yra didelis, dėkingi mes Alytaus rajono savivaldybei, kad jie skiria tikrai nemažą dalį, skiria pinigų mūsų šitai šventei. Dėkingi mes labai bendruomeniai, na ir labiausiai tai turbūt aš dėkingas visiems rėmėjams, kurie metai iš metų remia tą mūsų šventę. Ir ne tik Oninės, ir Kapelų šventė yra ant Nemuno kranto mūsų dar viena tokia stipri. Bet mes rėmėjus taip tvarkingai pasiskirstę. Vieni remia Kapelas, viena dalis rėmėjų, kiti rėmėjai yra Oninių šviežios Duonelės šventė. Lankom punioje taip pat ir verslininkus, kurie remia medinukai, pavyzdžiui, ką remia, kurią šventę? Jie remia Oninius. O tie, kur augina agurkus prie prūdo? O va šitie remia ir Oninis, ir Kapelas. Gal dar galit pavardinti kokių nors žmonių, kur įdomu, kokie verslai čia ir kas padeda jums? Jeigu taip atvirai, nenorėčiau aš pavardinti. Ateis iš kito kaimo ir paprašys kitai šventei? Jau aš gana daug pasakiau. Gerai, grįžkim prie punelės. Pirmas albumas, kaip pribrendot prie to ir kada tai atsitiko, kad jau reikia, ar ten kasetė galbūt buvo, paskui kompaktai, dabar gal plokštelė, jeigu būsit platnesni. Dabar aš labai metų neprisiminsiu, kada tai buvo pirmas mūsų išleistas, pirma kasetė buvo išleista. Bet pribrendo tai, kad mes repertuarą susirinkom tokį, kad žiūrim, mes turim daug dainų. Kodėlgi jų neįrašius? Aišku, buvo vėlgi finansinis tas klausimas, vėlgi ieškojom rėmėjų, vėlgi mes juos susiradom, nes, tai, kaip žinom, visi reikia ir už studiją susimokėti ir panašiai. Bet pagrindas tas, kad į savaitę porą kartų repetuoja kolektyvas, anksčiau repetavom. Porą kartų repetavom ir tas repertuaras plečiasi. Koncertuose mes dalyvaujam, dainuojam ir pradėjom. Kurie maždaug čia metai ir kas leidėjas buvo, gal prisimenat? Kožanis, man atrodo, pirmasis buvo. Tai Studija Ritmas. Jo, Studija Ritmas. Kurie metai ir koks maždaug repertuaras, pavadinimas? Dabar ant Nemuno kranto pirmas. Taip, iš kurio atsirado ir festivalio pavadinimas. Pavasarinio, ar ne? Jo. Tai va, ant Nemuno kranto ir su Kožaniu mes, Vytas Kožanis, jo, pasimės turbūt pirmą įrašėm, o po to kiti albumai pas Andrių Abramavičių jau mes
truputėlį, kaip sakoma, atėjom į normalią studiją. Nors ritmo studijos vaizdas, kai jinai buvo vienintelė Alytuje tuo metu, atrodė pati geriausia. Aišku, Andrius pažengė toliau. Gerai, o tie, kurie leidžia albumus, juos ir parduoda, ne tik dovanoja, gal turit tą albumą, kurį pardavėt, arba gal išdovanoja daugiausiai? Na, žinokit, aš pasakysiu taip, kad daugumoj tai mes išdovanojom. Atvažiuoju į koncertą, turim tokią atrakciją, turim klausimėlių žiūrovams ir kažkokį procentą tų diskų vadinamų mes ir pardavime turėjom, bet tai yra nedidelis procentas visiškai. Tai koks einamiausias albumas iš jūsų išleistų? Aš manau, kad einamiausias albumas yra paskutinis gal albumas. Jis taip ir vadinasi 35, nes 35 metai kolektyvų jau buvo ir dabar dar po metų mes švęsim 40 metų. Jei viskas gerai, tai padarysim koncertą ir bus 40 metų gyvavimo Punelės. Tai aš manau, kad tas 35 metų albumas jau jis tokis, kaip sakyti, subrandintas. Kaip aš juokauju, kapelos vyrai šitame kolektyve ir suseno. O kaip su moterim kapelai? Bent kažkokią funkciją turi jos? Funkciją jos visada, jos moterys funkciją turi ir turėjo ir turi, bet mano frazėje pasakyta yra senai, mums moterų reikia, bet Puneliai ne. Tai va taip jinai ir išlikusi. Punelė vienintelė moteris šitam kolektyve, pavadinimas moteriškas. Pupelis, jo. Taip. Sakykite, tas albumas einamiausias, o gal ir širdžiai mieliausias, ar turi dar kitą albumą, kur prie širdies dėt vaistai? Asmeniškai man tas 35 metų, kuris taip ir vadinasi, Punelį 35, man jisai kažkaip tai prie širdies ir jis kokybiškas ir viskas ten su juo gerai ir man tai labiausiai. Koks jūsų stilius? Kapelinis stilius. Tai bet palaukit, paimkim Jungianų, yra vienas stilius, pasižiūrėkim į Zarasų pusę, ten dar kitas stilius, vos ne country. Ne, mes prie country stilius tikrai nepriėję, net dabar apie stilių, net kaip čia galėčiau pasakyti, ne folkšokas, ne country, ne... Populiarus folkloras? Ne, nepasakyčiau, kad folkloras. Ne, čia ne, net. Liaudiškos muzikos kapela. Va tik tiek, o liaudiškos muzikos kapela susideda iš ko. Svarbu, kad būtų kontrabosas, tikras kontrabosas, nors dabar mes truputėlį nusipirkom tokį lieknesnį kontrabosą. Violončelę su boso stygom. Jo, va, ir čia dėl to jis pirktas buvo, kad kelionėm labai patogus. Tai. Va, ir triūbos, 2 akordeonai, vokalas. Labai gaila, kad mes neturim smuiką, būtum pridėję, bet smuikinį ką turėjom, dabar jau nebegroja. Tai va, tai aš sakyčiau, kad tas stilius toks liaudiškos muzikos kapela. Tai va, tai kažkaip tai į country mes nepanašus stilių. Ar turit autorinių, ar daugiausiai grojat, kas jau sukurta mūsų bočių? Daugiausiai grojam, kas yra sukurta mūsų draugų kompozitorių, tai Remigijus Poderis, Antanas Michalauskas, keletą kūrinių ir Liupkevičius dainuojam. Turime vieną kūrinį, kuris dabar nesenai čia pasirodęs, bet jis įrašytas. Tai yra Emilijos Krušinienės, mūsų poetės vietinės tekstas yra, o melodija mūsų kapela pati mes bendrom jėgom susikūrė melodiją ir mes dabar jį labai... Ar yra YouTube? Galima surasti? Daina apie Punę. Daina konkrečiai apie Punę, apie bažnytėlę. Punelė, taip? Labai gražus tekstas. Nežinau, ar mes rasim YouTube. Pažiūrim. Bet aš jums padovanosiu. Puneliai 35. Va, mes turėtume dainuoti, man atrodo. Jau. Punios žavesys, Punelė, Punios himnas.
Šitas? Paleidžiu, pabandom. Pabandom. Punios himnas. Tuoj čia reklama. Nu, eik į šoną. Ten kitas turėtų, punios himnas. Tai žiūrim. Čia himnas, ne ta. Bet ir šita yra daina mūsų įrašyta. Čia himnas, ar ne? Čia himnas yra. Mhm. O ten yra daina vadinasi Dzūkija. Gerai, žiūrim toliau. Nežinau, ar Punelė Dzūkija. Ar jinai yra YouTube'e. Mhm. Mes irgi naujienų YouTube'ą padarėm, nes mūsų laikraštį pagrindinis skaitytojas, dar turim portalą, žurnalą, bet vis tiek yra, kaip aš sakau, tinginiai, kur vieno mygtuko paspaudi ir tada žiūri. Taip, ne. Ne, dar šitos dainos turbūt nėra jūsų. Gal jos nėra. Nebent, Aš prabėgu. Va, Šita? va, šita. Tai kaip šita daina atsirado? Atsirado šita daina, kad mes tekstą paėmėm iš mokytojos Emilijos Krušinienės. Čia vietinės. Jo, vietinė poetė mūsų ir jinai išleidusi eilėraščių knygą ir tas tekstas mums labai patiko, jis prie širdies ir tada mes sugalvojom valso tempę, kaip tik tokia, kad išdainuoti tą melodiją susikūrėm tiesiog pats kolektyvas ir labai belekokiuose koncertuose mes ją tiesiog kaip vizitinė kortelė patapusi mūsų. Mes dabar Punios kultūros centro vadinu tikroviškai, senoviškai scenoj, jūs ant pakilos būgnų, jeigu dabar paimtumėte akordeoną ir šitą melodiją, galėtumėte sugroti? Būtinai. Galite ir stovėti, jeigu patogiau. Kaip jums patogiau atsisėsti? Atsisės. Virš baltuojančių grikių laukų vyturėlių giesmelės skardena, kauburėliai čia brolių kapų, čia piliakalnių praeitį mena. Virš baltuojančių grikių laukų vyturėlių giesmelės skardena, kauburėliai čia brolių kapų, čia piliakalnių mena ir mena. Ačiū, maestro. Kaip su tais dainų žodžiais? Jūs tiek dainų turit prisimint. Pavyksta? O jeigu užmirštat, ar žiūrovas pastebi? Žinokit, taip, jeigu iš tikrųjų, tai su tekstais problemą turim. Bet yra laptopai dabar visokie apgavyščių dalykai. Mes tiesiog pasidedam ant nutų pulto tekstą. Be abejo, ten yra ir natos parašytos mūsų triūbos, ir prie teksto ir natelės pragrojimų prisirašo. Ir mes turime tokį variantą, ir čia niekas mūsų niekas nieko nesako. Bet stengiamės išmokti, būtų gerai, kad atmintinai, bet ne visada pavyksta. Koks sunkiausias jums tekęs tekstas lietuviškas? Ir užstringat ar užmirštat, ar žodis susimaišo, vis tiek dainų pridainavęs, vien kapeloje, dar kitur. Nežinau, kažkaip tai aš asmeniškai lyg tai tuos tekstus ir daugmaž žinau, bet gal sunkiausias tekstas tai čia net negalėčiau gal išskirti. Gal Stasio Liupkevičiaus viena daina tokia yra, kurią mes dainuojam, tai va gal tas toks. Kokia daina? Abejonė jinai vadinasi. Liupkevičiaus abejonė. Liupkevičiaus abejonė. Tai va gal tas tekstas kažkaip tai ten yra
daug žodžių ir greitai juos reikia išdainuoti. Tai, vat, Kokie ten žodžiai? O gal nebuvo tų naktų, nebuvo to pavasarėlio. Ten vat, tekstas maždaug. Ar čia šitą dainą? Daina vadinasi Punelės vyrais. Duokim garo jūs šitą dainą, taip? Šitą? Jo. Ir čia kur sudėtingiausia? Pradžioj? Ar kažkur? Prie Gal dainų? visas tas tekstas gal priedainis. O gal nebuvo tų naktų? Ir kuri vieta? Va, ištisai nes eina daug žodžių, taip? Jo, nu, čia tiesiog reikia greitai artikuliacija ir daug žodžių. O bet melodinga. Čia kaip harmonikos, nes Liupkevičiusgi harmonikos žmogus. Rašydavo įrašo geras aranžuotis ir panašiai. O harmonika kada nors buvo atgimus? Kapela ten ta garsioji. Neteko girdėti. Ne, kažkaip tai. Mes su jais buvome, su harmonikos ansambliu, buvome vienoje laidoje Gero ūpo. Arba buvo surinkti harmonikos tie muzikantai, vyrukai. Tai tikrai buvo malonu su jais susipažinti, bet jau žmonės su lasdelėm, aišku, ten įėjo, jiems fonogramą įėjo, viskas tvarkoja, bet vat, mes su jais susipažinom. O gintuk savo dainų puneliai turit? Vat, pats bandot? Ne. Tik daugiau aranžuojat turbūt, ar ne? Jo, nedrįstat dar visko, bent jau muzikos šalia žodžių. Ir broliai Juozapavičiai, muzikalūs yra žmonės, tai va, ypač Dainius Juozapavičius, tai bet va, tą dainą pasidarėm, čia gal Dainiaus daug indėlis didesnis yra įdėtas į tą dainą apie Punę, o šiaip savo nelabai mes kažkaip tai. Turim gerus draugus, kaip ir minėjau, Poderis ir Mikalauskas, tai jie tikrai geras melodijas rašo ir mes puikiai dainuojam jų. Ir ne tik jų, dainuojam kitų kompozitorių. Gintai, šalia Punelės dar turit ir kitus muzikinius projektus, vadinkim, ar ne, proginės muzikos, šventėse grojat, jubiliejuose panašiai. Kaip prisitaikot prie madų, kad vis tik būt įdomus ir užsakovai, kuris moka pinigus, ir jo anūkiai gal, ar ne, ar anūkui, kuris klauso visai kitą muziką? Kaip pavyksta su žmonėm? Ar čia ne apie madas? Čia, žinokit, gal aš galiu pasakyti, tiesiog eini tuo žingsniu, kuris dabar yra užduotas tonas. Užduotas tonas jau dabar įvairių atlikėjų stengiasi tas dainas dainuoti ir jaunimui, ir ne tik jaunimui, ir seniorui. Ir tą patį Šiškausko repertuarą reikia turėti, o jeigu mes jau einam link tų jubiliejų ir panašiai tų švenčių, tai mes kur su kolega dainuojam. Tai va, tai stengiamės po kažkiek tai kūrinių, aišku, visko negali išmokti, bet turėti savo repertuarę kiekvieno atlikėjo bent po 5, 6, 7 kūrinius iš jo repertuaro. Va tada tu pataikysi, tu atvažiuoji į šventę ir matai, kokia publika pas tave. Ar jeigu švenčia 30 metų, viskas aišku, kad mes jau nedainuosim tokio senesnio amžiaus atlikėjų tų dainų. Jau čia reikia dainuoti dabar Adomą Vyšniauską. Kokią naujausią dainą mokotės būtent šventėm? Nuiminėjat ar ten dar kažkaip, kaip jūs vadinat? Šiuo metu esat studentas, mokinys. Pasakyti galima dabar, Adomas Vyšniauskas čia šoko, jisai su, jeigu tu žinai, ko nori. Nu, tai va, tos dainos jau, bet tos dainos šventė ne balius, ne šventė, jeigu jos, Šitą dainą su akordeonu sunkiai, ar ne? Tai ne, tikrai ne. O kiek kartų tekę daugiausiai kartot tą pačią dainą? Jeigu dar ne šitą, gal per jaunas atlikėjas, kad daug kartų, bet daugiausiai sudainuota per vieną vakarą. Taip jau, kad jau labai jau ten daug kartų dainuot, kokius 3 kartus gal sudainuodavom.
Ir esam sudainavę, bet kad jau ten labai dažnai, nu tai kokia. Aš atsimenu, Dauguose ten klubo nebuvo, bet kur po Maxima ir Kirilkinas turėjo grupę Omega. Ir ten jie kažkokį topą turėjo. Ir teko tą vakarą būti Dauguose, tai jie, atrodo, 5 kartus turėjo kartuoti. Tai čia vienas eilinis vakaras, kai pagalvoji miestelėje, tai jums daugiau teko matyti, tai jeigu 3, tai jums matyt mokat mandagiai apseit su užsakovais, pasakyti gana arba mokėt pakeisti kitą dainą turbūt, ar ne? Jo, žinokit, taip jau nesileidžiam, kad dainuoti ne 10 ir daugiau kartų, bet, sakau, kokie 3 kartus būna ant bangos kažkuri daina jiems. Nu, kokia dabar be Adomo, kokia dar banginė daina, kur tenka dažniau kartoti? Orchidėja. Nemiršta Orchidėja. Nemiršta Orchidėja. Rondo dainos nemiršta. Va. Kas dar amžinas Lietuvos scenos, ar ne tik Lietuvos? Šiškauskas tikrai nebelinksmas mūsų kaimas ir viskas eina į priekį. Kas dar atrakina šventę? Nu, aš manau, atrakina studiją gal. Draugai atrakina. O iš vakarietiškos, rytietiškos scenos, kas tie topai, kur irgi, tarkim, nu, vis tiek senų laikų gabalai, disko ar ten stilium ar panašiai. Ar tokiais neužsiima? Kad ne, žinokit. Anglizmais ne? Užtenka lietuviškos? Ne, žinokit, mes tik lietuvišką muziką dainuojam. Yra jaunesni, dabar tie muzikantai, jie dainuoja. Ir viską moka, viską gali. Mes apsieinam su lietuvišką muziką. Gintai, akordeonas jūsų vienas iš instrumentų, balsas, kuo dar grojat? Harmonikėlę dar valdau. Ir viskas, aš daugiau harmonika, akordeonas. O šitie visi jonikos, kaziukai? Jo, sintezatorius. Tai. Kiek turit savo muziejui, ar pardavinėjat tik jums atitarnauja, ar tegu jis keliauja kitur, ar kaupėt instrumentus? Per daug aš instrumentų neturėjau, sintezatorių niekada, yra instrumentas, gal dabar pas mane koks 3 per visą savo muzikavimo karjerą. Tai va, ir puikiai tarnauja, ir mes ten nesivaikom. Kuo dabar grojat iš jonikų? Iš jonikų, tai yra Tairos, 4 Tairosas. Tai čia net ne korgai, čia jau dar blatnesni visokie. Yamahos. Tai jūs labiau Yamahos ištikimas Yamahai. Taip, su Yamaha. O kaip su tom ritmo mašinom ar būgnininkais? Kapelo ritmo mašinos turbūt nereikia, ar prireikdavo? Ne, kapelo, jeigu apie kapelą, tai tikrai tik tai gyvai. Kas pas jūs būgnėje dabar? O, čia klausimas, geras klausimas, su būgnininkais turim didžiulę problemą. Paskutiniam koncerte kas grojo? Kęstutis Leonavičius, man atrodo. O kas pradėjo punelį būgninti? O pradėjo, tai žinokit, jau jeigu pati pradžia, tai tas amžinadės į Aleksas Vitunskas. Bet tai buvo paprastai rankinis. Čik. O jau kai atsirado štai šitie instrumentai, tai Juozas Ribinskas. Tai jisai jau kaip punelės ir pagrindinis būgnininkas, bet žmogus truputėlį dabar daug metų važinėja į užsienį. Tai mes į tai turim, tai neturim. Va, tai tada ieškom pakaitinio muzikanto, bet turbūt visi suprantam, kad jeigu repetuoji, tai repetuoti reikia su vienu žmogum. Ten yra reikalų ir kur sustoti ir panašiai, bet turim mes pažįstamų draugų ir gerų muzikantų, kurie pagelbsti punelį. Gintai, pagelbėkit, reportažėlio pabaigai reikia kito instrumento. Harmonikėlė. Čia mes tokią polkelę.
Ačiū ir paskutinis klausimas, Gintuk. Aš kaip sakiau, iš Alytaus naujienų, šitą laikraštį grįžau po daug metų, anksčiau buvau rašantis šiek tiek su kitais reikalais susijęs, dabar teko sėsti į redaktoriaus vietą ir noriu paklausti, ar skaitot laikraštį, ką jums reiškia spausdintas žodis. Man spausdintas žodis tai tas, kuris, va kaip ir armonika, yra kompiuterinis dalykas, yra jonika, bet yra senas spausdintas, senas gamintas, tas tikras spausdintinis žodis, kaip ir tikras senas instrumentas. Ir dėl to kartais tenka aukot, galvot, kad jau čia visi skrolina ir panašiai, bet matant skaitytojus, ypatingai vyresnius, supranti, kad spausdintas žodis, jis tiesiog privalo gyventi, nes turi ir kvapą spaudą, ir tą laikraštį gali pamatyti daug kartų, jis nenubėgs ir nepabėgs. Ką jums reiškia žodis, o gal ir laisvas žodis, kai žurnalistai rašo apie tos dalykus, kurie nebūtinai malonūs? Be abejo, spausdintas žodis tai visada yra aktualu ir mes iš spaudos sužinome daugą. Ir gerų dalykų, ir negerų dalykų. Ir va, kaip jūs paminėjot, klausdamas, tu atsiverti laikraštį, tiesiog va, tas spausdinimo ir kvapą tu pajauti. Na, o kas paspausdinta, tai paimam, paskaitom ir pradedam susidaryti kiekvienas žmogus savo nuomonę, kas ten parašyta ir dėliojosi mintyse, kaip čia, kas čia vyksta ir panašiai. Tai va gal tiek, man. Armonika, akordeonas neišnyko, nors daug labai gerų sintezatorių, kurie ir patys groja. Kaip manot, spauda išnyks, ar jinai vis tik išgyvens, kaip ir knyga išliko, taip laikraščiai, žurnalai? Aš manau, kad spauda tikrai neišnyks. Mano nuomonė yra tokia, kad jie tikrai visada buvo ir aš manau, kad jinai neišnyks ir bus. Spauda turėtų bent tai būti. Čia kažkaip tai būtų gal net nenormalu, kad mes neturim spaudos. Gal įsivaizduojat, kas atsitiks su internetais, su mūsų mobiliakais, viskas technologijos tobulėja, vystosi, į kur mes ateisim technologiškai. Jūs muzikaliai perėjęs labai daug technologijų, teko matyti labai daug išmokti ir programuojant, ir grojant. Kaip čia su mūsų šitom technologijom? Vis tik gal matot? Gal mobilų susijungs su televizorium, ar su akiniais, ar dar su kažkuo? Ar turit kokią įžvalgą? Čia, žinokit, net sunku pasakyti. Mes patys matom, kaip čia viskas eina stipriai į priekį. Aš net nelabai įsivaizduoju, kas čia gali būti toliau ir panašiai. Nes mes dabar, kaip ir sakau, pamatom pirmiausia, ką aš matau muzikoje, tai kaip mes pradėjom ir iki ko mes dabar, kokios yra technologijos, iš vienos pusės tai yra gerai, bet mes tas senasis tradicijas pradedam pamiršti. Tos kapelos įsisėmė. Pažiūrėkit, jaunimo kapelų visiškai yra jaunimas, nebemuzikuoja. Kur jie dabar? Kompiuteriuose, įvairiuose tose technologijose. Tai va, jeigu eiti į tas tradicijas. O kapelos, jūs matot, visi seniorai, kaip ir muzikuoja, kurie nors išmokę, vieni gal ten geriau, kiti truputėlį prašiau, bet tie žmonės eina, būrėsi ir nežinau, kas bus toliau net. Kiek metų duodat kapelom? Ar irgi vis tik išgyvens, kaip bus, kaip nebus? Vis tiek Lenkijos pavyzdys, ten daugiau gyventojų rodo, kad neišnyksta ir nemažai pagal gyventojų skaičių yra. Aišku, negroja gryno folkloro ar kapelinės muzikos, jinai miksuojasi ten su roku, su dar kažkuo, bet tai gyvena ir tai pakankamai populiariu. Pažiūrėkit tą pačią Ruslaną, Eurovizijos nugalėtoją iš to stiliaus, folk šokas ir taip tai Lietuvoje irgi yra vis tik išeičių, bet kur jaunimas klausėt, ar ne šitame? Tai va, kiek metų duodam kapeloms, tai aš tai linkėčiau, kad jie kuo ilgiau gyvuotų. Bet mes matom pavyzdžių, turim, kad susikūrė kapela, praėjo 5 metai ir tų pasibaigė. Tai ir nereikės kokių europinių projektų dabar rašyti, kaip žinot, prirašo projektų, kad ten tą padaryt, kad paskui jau bus vėlu, rašyk nerašęs, nes nebus kam perdavinėti. Ar dabar dar tas etapas, kaip galima perimti, ar ne perduoti? Tai mes ir norim, ir siekiam, ir dabar
tiesiog galvojam, gerai, jeigu grįžtant prie Punelės, taigi mes truputėlį jau kaip ir amžiuje, bet mes neturim kam perduoti, neturim. O puniukai? Puniukai buvo, bet va taip ir užaugo, išėjo ir puniukų nebėra. Gal pašilsit ir sugrįž? Nu matot, čia vieni išvažiavo į vienus miestus, kiti į kitus ir jie į Punę atvažiuoja kaip svečiai. Nu jų nesurinksim mes. Nu, tai va. Ar puniukai buvo surinkti iš mokyklos? Jo, buvo grinai iš mokyklos, kai jie mokėsi vidurinėje mokykloje. Va jie buvo surinkti ir pas mane visai sėkmingai čia mes muzikavom. O dabar net nelabai turėtumėt ką rinkti, nebent iš darželio 10 vaikų girdėjau yra šitą. Nu, nedaug mes vaikučių turim. Tai va, aš manau, kad yra sunkus tas reikalas ir aš tik džiaugiuosi dar už savo Punelę, už vyrus, kurie dar randa laiko ir ateina ir muzikuoja. Tai va, tik tiek, nu, būtų gal daugiau tų vaikučių, bet iš tų 10 vaikų surasti bent kokius 6 vaikus yra sunku, nes nu, ne visiems ir duota ta ir klausa ir panašiai. Nu, ten su tom meškom ir ausim jo visko būna, tai kai va. užlipa. Jūs daug renginių matęs, vedęs. Užbaikim optimistiškai ir gal kokį šių dienų anekdotėlį, gal linksmą istoriją iš savo muzikinio gyvenimo. Žinokit, anekdotų tai nelabai. Aš čia, jeigu prisimenu, tai greitai išgaruoja man. Iš istorijų. Užmiršot koncertą. Kaip čia dabar pasakyti, tas gal vienas toks, gal 2 tokie atvejai įsimintiniausi, tai kai pradedam groti, tai jau čia, na, aišku, čia mūsų. Viskas tvarkoja, koncertas, viskas gerai. Viena daina, antra daina, nu, trečią dainą paimam ir sugrojam. Vienas grojam iš vienos tonacijos, kitas iš kitos tonacijos. Muzikantai žino, ką tai reiškia. Nu ir va, toks didelis kliauzas buvo. Kitas toks reikalas, kad pasižiūrėjęs vienas muzikantas į salės į vieną moterį pamiršo visą tekstą. Nors ir tekstas čia, bet jis užmiršau ir viskas, nebedainuoja. Suviliojo mūzą. No, tai va tokie. O per tiek laiko buvę įvairių tų variantų, net neprisimenu ir nenorėtau net ir pasakoti, kiek čia visko buvo. Ko palinkėtume klausytojams? Aš palinkėčiau gal klausytojams, tai kad jų būtų kuo daugiau, ateitų į koncertus, klausytų kokybišką, gerą muziką, ne vien tik kapelinę, bet ir kitus žanrus. O visiems kitiems sveikatos, stiprybės. Ačiū Gintai,